mes ir vėl sode. Pastaruoju metu nelabai buvo daug laiko užsiminėti sodo darbai, sakykime, skirti ilgesnį laiko tarpą atvažiuoti čia pabūti. Tai karts nuo karto vis atvažiuodavau, kažką patvarkydavau. Tai šiandien padarysim tokią suvestinę visų padarytų darbų reikalų, sodo reikalų. Vienas iš tų yra buksmedis. Taip nutiko, kad užpuolė kažkokie parazitai. Reikės nupurkšti jį tam tikrų skysčių ir šiaip pasirūpinti, kad jisai vėl atsigautų. Antras dalykas - levandos. Kaip jau minėjau prieš tai, iš levanderijos užsisakiau levandų. Tai jos jau yra, tai užsiimsim levandų, kaip sakant, pasodinimų, užbaigimų šio etapo, sutvarkymo tos vietos. Ir patvarkysim kitus dalykus. Dar noriu patiesti pagaliau agro plėvelę, užbarstyti mulčiumi daržą. Tai va, tai tokie tie šiandienos darbai, tiksliau sakykime, ne darbai, bet suvestinė, tam tikri darbai jau padaryti, tam tikri darbai dar bus padaryti, bet šiandien susivedam, sakykime, tai, ką padariau per paskutinės ten galbūt 1,5–2 savaitės, kai neturėjau tiek daug laiko, kurio galėjau skirti atvažiavimui čia pabūti ilgiau. Pasme, taip lapeliai džiūna, aš ten biškai skaičiau, gali būti tos skandis vadinamos? Nu tai vienintelis mavrikas. Vienintelis, bet jų pačių tų nesimato ant lapelio. Jie tiesiog nudžiūvo, suvyto. Praeitais metais padėjo, šiais metais irgi rudas vėl. Vėl užpuolė. Aha, bet vis tiek bandykit gelbėti. Štai mano buksmedis. Aš jau jį stipriai apgenėjau. Pasiskaičiau ChatGPT, pačiam geriausiame sodininko patarėjuje. Tai vat, kad jo, yra tam tikri parazitai, kurie užpuola buksmedį. Ir kokių veiksmų reikia imtis? Reikia imtis tokių veiksmų, kad reikia jį stipriai išgenėti. Tai aš jau labai stipriai išgenėjau šakeles. Jisai realiai sumažėjo turbūt 2, nes jisai buvo tikrai toksai putlus, didelis. Bet jo, faktiškai visas tas viršutinis kupstas buvo sausas, bet viduje vis dar, kaip sakant, pats medelis buvo gyvas. Tai realiai visą tą sausumą nukirpau. Tai jo, patarimas toksai pagal ChatGPT, kad ką reikia daryti. Iškarpyti visas sausas šakeles. Ta beveik jau padariau, dar matau, šiek tiek jų yra. Yra tokie susiformavę lizdeliai. Tuos lizdelius irgi reikia visus iškrapštyti. Ir viską iškrapščius, jau išvalius nuo visų sausų šakelių. Tada tiesiog imti ir jau nupurkšti visą krūmą su tam tikrais, sakykime, buksmedžio vaistais. Tai šiemet, ko gero, jisai jau nebebus gražus ir žalias toksai, kaip buvo praeitais metais, bet, ką padarysi, kartais reikia laiko pagyti kažkam tai arba užaugti. Tai va, tai tuo man žavu iš tikrųjų yra tas toksai laikas sode, kad viskam čia reikia laiko, kad tu turi, kaip sakant, turėti viziją ir iš tos vizijos tada auga, ta prasme, medis, auga žolė, auga krūmas ir tu tada tiesiog, mėgaujiesi tuo, kada tas procesas vyksta ir jisai vyksta lėtai ir tu tada jį matai, tu turi laiko tuo pasidžiaugti. Čia filosofiškai labai kalbu, bet jo, man tas yra žavu, kad darydamas kažką sode, tu turi turėti viziją ateičiai, kas iš to išauks, nes kartais tiesiog, jeigu tu padrikai viską darysi, tai tikėtina, kad rezultatas po 5 metų bus padrikas. Tai va, planavimas labai svarbu. Purškimui nusipirkau štai tokius 2 slėginius purkštuvus. Tiksliau gavosi taip, kad nusipirkau iš pradžių šitą, o po to nusipirkau šitą. Ieškodamas parduotuvėje nepastebėjau to didžiojo, tai paėmiau tiesiog tokį mažą rankinį, pagalvojau, kad man jo kaip ir užteks. Tai paėmiau jį, kas man patiko jame, kad yra štai toksai tokia atskira anga, pasimatuoti, kiek tau reikia tirpalo įpilti į vandenį. Tai čia iš tikrųjų visai patogu, nereikia turėti atskiro dozatoriaus, jisai tiesiog yra pačiame purkštuve. Aišku, pro čia galima ir papildyti vandenį. Tai vat, tas man patiko. Kas dar patiko, kad pati purškimo anga, sakykime, jinai reguliuojasi aukštyn žemyn.
Tai čia pagal patogumą, ergonomiką, sakykime, kaip tau ar reikia aukščiau purkšti ar žemiau, tai toksai visai patogus dalykas. Aišku, trečias dalykas tai, kad tu jį tiesiog užpompuoji ir tau nereikia kas kartą, sakykime, spaudeliuoti to gaiduko, kai būna tokie rankiniai paprasti purkštojai, tu tiesiog užputi slėgio, spaudi ir purški tiek, kiek tau reikia. Tai va, tai tokie, aišku, šitas va čia yra vožtuvas, kur išleidžia slėgį tam, kad tu galėtum jį po to atsukti ir neapsitaškyti. Kiek yra vandens, matai, tirpalo, sakykime taip. Ir nežinau, šiaip toksai pakankamai, sakyčiau, ergonomiškas, patogus daiktas. Tik tai, kad yra vienintelis dalykas tas, kad jisai, sakykime, aš už jį sumokėjau 20 eurų, o tas kainavo 28 eurus. Tai, taip jau yra, kad aš šitą iš tiesų gražinsiu, nes aš jo nei kart nepanaudojau. Tai tiesiog, kad, nepastebėjau, kad parduotuvė yra dar ir tas didesnis. O didesnis, aišku, patogus vien tik dėl to, kad jisai yra didesnės talpos, tai tu jį gali universaliau naudot, gali, sakykime, ir naudot mažiems papurškimams, o tokiems krūmams. Labas, Ema. Atėjo pas mane su sausainiais, atsisėdo ant kelio. Grįžtam toliau prie apžvalgos. O, Emukai, nukritom. Nukritom. Sėskis. Opa. Tai grįžtam toliau prie apžvalgos. Tai kas patogu šitame, tai iš esmės tai, kad jis yra universalesnis, nes aš planuoju nupurkšti ir žolę, nes ten yra plotas ir viršuje ant pievos, kur tiesiog auga lapinės žolės, kurias aš noriu išnaikinti. Taip, vožtuvas, jeigu nori atidaryti, tasme turi dar slėgio viduje, bet nori jau jį atsukti ir nenori apsipurkšti. Neleidi man daryti filmuko? Sėskis. Tai va, tai slėgio nuėmimas. Yra mažas pedaliukas, kur tiesiog patogu gali pasidėti koją ir užpompuoti slėgio tiek, kiek tau reikia. O užpompavęs tiesiog pasuki rankeną ir tavo rankena tampa rankena, už kurios tu gali nešti laikyti patį purkštuvą, arba gali pasikabinti jį ant peties ir purkšti tokiu būdu. Pas mus yra tokia bėdelė, kad mes neturime vandens, neturime gręžinio vandens, o naudojam kol kas lietaus vandenį. Yra toks praktiškas sprendimas, tiesiog paprastas filtriukas. Užmauni ant viršaus, užtrauki su virvute ir gali pilti vandenį, taip apsaugosi talpą nuo nereikalingų lapelių ar kitų kažkokių, tai nežinau, vabzdžių, kurie įkrito tiesiog į lietaus vandens talpyklą. Purkštuvo rankena turi fiksatorių, gali paspausti, užfiksuoti, tada laikosi, kaip sakant, gaidukas paspaustas ir purškia automatiškai, tau nereikia apkrauti piršto sąnario tam, kad laikytum. Jeigu nori baigti, tiesiog paspaudysai ir šoka. Tai atsakyčiau, šitas visai geras dalykas. Pats pajutau tokiuose mažose smulkmenose naudą, nes kartais atrodo, kas čia yra tą mažą mygtuką palaikyti, paspausti ir purkšti. Tai atrodo, kai purški, kaip sakant, tik truputuką, tai nieko tokio. Bet realiai, jeigu tu papurški visą dieną, sakykime, paskiri laiką tam purštui, tavo tiesiog tas... Sėsiu. Einam į smėliadėžę tą, kurią jau sukonstravom. Tai jeigu tu purški ilgesnį laiką, tai tas sąnarys iš tikrųjų jisai apsikrauna ir pavargsta. Tai maža smulkmena tokia atrodo, bet jo, tas, kas, kaip sakant, turi patirties, tai jisai supranta, kad tai yra tikrai vertingas dalykas. Išretinau dar labiau šakeles, labai stipriai išretinau, iš tikrųjų, net atrodo pats tas augalas sunyko, bet daug buvo tų šakelių tokių negyvų, nudžiūvusių. Gal dabar atrodo ir gaila jas kirpti, bet matosi, kad jos yra pažeistos, matosi, kad jos yra nudžiūvusios, nežinau, ar ten kiaušinėliai ir dar kažkas tai guli ant lapelių. Tai jo, viską iškirpau, dabar pasigaminau tirpalą, paskaičiau tą informacinį lapelį, tai, ta prasme, neįkvėpti ant odos, kad nepatektų ir panašiai, jisai veikia ten tų parazitų, sakykime, virškinamąjį traktą, kaip rašė instrukcija. Tai matyt, gali veikti ir žmonių virškinamąjį traktą, tai atsargiai užsidėsiu dar kaukę ir einu purkšti ir gelbėti savo buksmedžio. Aš pas jūs Levanto atėjau. Man sakė, sakė atvežė. Šičia, ne? O, kaip čia man? Gal aš iš ten ateisiu? O, geras.
Suskaičiuokit. 80. 80 jo. Nu. Taip, viskas gerai. Ačiū Jums, tada Ačiū. tvarkoj. Šitą mano mašiną tikrai man tarnauja kaip visiškas traktorius. Važiavau pirkti žemės ir smėlio, žvyro, sakykime, tokio levandų sodinimui, nes levandoms reikia, kad jos šaknis drenuotųsi, neužsilaikytų drėgmė, taigi reikėjo žvyro. Tai vėl nuvažiavau iš pradžių į depo, visiškai neradau tenais nieko, ko man reikia, sakykime, kas susijęs su žvyru ir smėliu, konsultantai irgi patys toks jausmas nežino, kas ten pas juos parduotuvėje yra. Nu, bet nieko, savivertis 24, tiksliau savivertis LT išgelbėjo, nuvažiavau į savitarnos tą aikštelę, pasiėmiau žvyro 2 maišus. Tai va, tai kadangi mašina ir šiaip buvo prikrauta visokių daiktų, purškalų, ne purškalų, tas indų, žemių ir viso kito, tai teko užpildyti ir keleivio vietą smėliu. Padarykime palyginamą į vaizdą, kaip atrodo viskas prieš ir pasižiūrėkime, kaip atrodys po. Štai toks rezultatas gavosi su levandomis. Tiesą pasakius, gavosi taip, kad planavau į kiekvieną eilę pasodinti po 7, bet besodindamas netyčia susodinau 8. Į kiekvieną eilę tai pritrūkau 3. Gerai, kad pavyko susakyti dar papildomai 3 krūmelius iš tos pačios levanderijos. Tai va, tai dabar reikia ką eiti ir užsibaigti sodinimą tų 3 krūmelių. Ir tuo pačiu truputėlį papasakosiu, kaip vyksta pats procesas. Levandos yra toksai krūmas, krūmas augalas, gėlė, kuriam reikalinga mažiau derlinga žemė, netgi jos geriau auga labiau smėlėtoje žemėje, tokiam kaip žvyrė, negu kaip sakant, derlingame juodžemyje. Kodėl? Nes jos mėgsta sausumą, gal netgi taip sakykime. Jom labai nepatinka, kada jų šaknis, sakykime, užmirksta vandenyje. Tai juodžemis, jisai šiek tiek juodžemis arba molis, jisai užlaiko tą vandenį ir nėra tai gera terpė, sakykime, augti levandom, nes tada gaunasi, kad tos šaknis pradeda pūti. Toksai kaip žvyras, jisai yra geras tuo, nes jisai labai gerai drenuoja vandenį ir taip, kaip sakant, levandos pasiema to vandens tiek, kiek jom reikia, bet šaknis neužmirksta ir tiesiog gaunasi kokybiškesnis, geresnis jų augimas. Tai va, tai ką aš padariau, aš nupirkau žvyro ir tiesiog nupirkau žvyro. Tai tiesiog procese, ką darau, kasu duobutę, maišau mūsų, kaip sakant, dirvožemį su žvyru ir padarau tokį kaip miksą, sakykime, šiek tiek žvyro, šiek tiek juodos žemės. Tada gaunasi tas žvyras, nudrenuoja vandens perteklių ir turėtų šiaip levanda geriau augti, o kaip jau augs, tai pamatysime kitais metais arba vasaros pabaigoje. Einam toliau sodinti 3 krūmelius likusius. O šiaip pats procesas sodinimo yra pakankamai paprastas, kadangi aš norėjau pasidaryti tokias, gražias juostas, buvo išsitiesti juostą, siūlą, kuris būtų orientyras tam, kad tu tiesiai sugebėtum susodinti. Bandžiau išlaikyti kažkur tai 45 cm, 50 cm tarp augaliukų, manau, turėtų būti pakankama. Kitais metais jau pradės formuotis krūmas, tai nežinau, jeigu matysiu, kad jau per tankiai auga, tai visada galima pagenėti, pakarpyti ir išlaikyti gražią formą pačio krūmo, tokią, kokią tu nori. Tai va, tai einam, sodinam tos 3 likusius krūmelius. Pirma duobutė, antra, trečia. Ema paskolino man savo kastuvą, tai va, kasam žvyrą ir dedam į duobutės. 1, 2. Tai stok čia. Kasam. Palaistysim. Tu turi. Tai va, kasam žvyrą į duobutės. Dabar žvyrą sumaišom su esama žemė. Kiek skaičiau, tai šiek tiek išmesti visokias šaknis. Kiek skaičiau, tai geriausia 50, tiksliau 60-40 tokių santykių. Tai čia truputėlį pamaišiau, užpilsim dar ant viršaus. Čia darom tą patį. Ir dedam levandą. Aš ką darau, tai formuoju, sakykime, tokį nedidelį pylimą tam, kad irgi būtų vienas iš drenavimo instrumentų, įrankių tam, kad vanduo neužsilaikytų ir nutekėtų. Emukai, eik palaistyk.
Palaistyk, va tas kitas gėlės, gerai? Ten gali irgi palaistyt. Ema padeda man sodinti ir dirbti. Laistymų užsiemant. Gerai, kai yra pasidalinimo. Ema, ar patinka? Na, patiks turbūt kaip sužaliuos. Nesužaliuos, o sužydės. Dar vieną dalyką, kurį norėsiu padaryti, tai padaryti vejos juostą palei kraštą. Uždengsiu šiek tiek agro plėvelę čia ir kraštuose ir mintis pabarstyti akmenėliais. Nežinau tiksliai, koksai čia tas vaizdas gali gauti su tais akmenėliais, bet kažkaip man atrodo geriau negu va, toksai žemės lopas. Ir tada gaunasi kaip ir, sušiaušęs, apsaugosi šiek tiek tą žemės juostą nuo piktžolių, užtiesiu agro plėvelę ir pabarstysiu akmenėliais. Nežinau, tokia mintis, o gyvendinimas koksai bus, tai jau pamatysim patys. O tuo tarpu dar irgi va čia ėjau, apsižiūrėjau, kai viskas žalia, atsigavę. Tai va. Ir žolė. Aš ją patrešiau jau prieš tai. Tai tik tai, kad ten trumpam buvau atvažiuojęs vakare po darbo patrešti, tai tokio kaip video nedariau. Bet dabar keliamės tada truputėlį į praeitį ir einam prie žolės tręšimo. Tai opa! Turiu nusipirkęs štai tokį Gardenos barstytuvą. Nusipirkau jį dar rudenį, kada reikėjo išbarstyti kreidą ant pievos. Labai esu patenkintas šituo pasirinkimu. Į lobį suberi trąšas arba kreidą. Ir tiesiog važiuoji, stumi, spaudi rankeną ir tiesiog trąšos pačios byra sukasi ratukai ir barsto tas trąšas. Tai patogumas kame? Patogumas, kad tau nereikia nešti rankoje, nes yra tokie, kiek žiūrėjau, rankiniai vadinami barstytuvai. Tai, nežinau, man jie nepatiko, nes tu realiai ką gaunasi tu rankui, ne šitą svorį ir barstai, plus dar sukti turi. Tai, nežinau, man atrodo toks apsunkinimas, plus kaina labai panaši. Kiek žiūrėjau, ten 30-40 eurų kainuoja. Ir 30-40 eurų kainuoja, o šitas irgi kainavo berods 40 eurų kainavo. Tai mano toks pasirinkimas, aišku, mačiau, kad dar yra didesni Gardenos tokie barstytuvai. Jie yra aukštesni, didesnis lovys, kur beriasi trąšas, tai jeigu didesnis sklypas, tai matyt gal toksai yra ir optimaliau. Ir man atrodo, kad jie plačiau barsto trąšas. Tai jeigu šitas beria tik tai, sakykime, darbiniai zonai tarp ratukų, tai man atrodo, tas barstytuvas beria, kaip sakant, didesnė amplitudę. Tai tikėtina, kad reikia mažiau kartų eiti per sklypą. Tai tas galbūt yra geresnis, bet kada aš pirkau, to tiesiog kažkaip nepastebėjau. Tiesiog, nežinau, man tai buvo pirmas toksai susidūrimas, tai pasiėmiau šitą, bet man kol kas tikrai užtenka. Beriam trąšas ir einam tręšti žolės. Trąšas susibėriau, dar tik tai nepasakiau, iš esmės šito 20 kg maišo užtenka daugmaž 7-8 arų sklypui. Tai man kaip tik gaunasi toksai vienas maišas, vienas pavasarinis pabarstymas. Sakė parduotuvėje, kad turiu nusistatyti ant trečios padalos tam, kad, kaip sakant, užtektų šitų trąšų visam sklypui. Tai kaip sakant, optimaliausias dydis trejetukas tiem, kas naudoja Gardeną. Grįžtam prie mūsų lysvių. Tai jau lysvėse visose viskas susodinta. Čia auga žirniai ir morkos, pomidorai, svogūnai, braškės su žemuogėm. Paskutinis dalykas, ką aš noriu padaryti su lysvėm, tai yra tas, kaip sakant, žemės plotas visur čia. Aš noriu palei perimetrą ištiesti žolės juostą, ištiesti visur agro plėvelę ir užbarstyti mulčium. Tada man toksai atrodo turėtų būti labiau išbaigtas vaizdas daržo, sakykime. Tai reikia pagaliau tai padaryti. Čia kadangi tiek visokių darbų reikėjo daryti pavasarį, tai ir tą. Tai pirma, tai aišku, buvo lysvės tam, kad paruošti jas, kad galima būtų sodinti. Tada levandas norėjau susodinti, šiaip žolę išskarifikuoti.
smėliadėžę padaryti. Tai va, tai daug tokių visokių reikalų, kurie iš tikrųjų yra imlus laikui. Ir atrodė, kad taip, čia greitai viską padarysiu, buvau tiek prisiplanavęs, čia 1-2 lysvės, greitai užtęsiu agroplevelę, viską padarau, judu pirmin, bet vat, kai pradėjau daryti, supratau, kad viskam reikia daug laiko, viskas lėtai vyksta, bet nieko, svarbu, kad vyksta ir juda viskas į priekį, viskas keičiasi, tai va tas yra žavu. Tai va, tai jau yra paskutinis pavasario, kaip čia, ne savaitgalis gal, paskutiniai pavasario savaitgaliai, tai jau jaučiu, kad sodas iš tikrųjų paruoštas vasaros sezonui, tai tiesiog vasaros metu galima bus dar papildomų visokių dalykų daryti, o jau pagrindinė, kaip sakant, erdvė jau tokia tinkama vasarojimui. Pasidariau juostą, noriu sulyginti, sakant, kad būtų tiesų ir vienodas atstumas tarp abiejų lysvių, tai reikia šiek tiek, nupjauti žolės kraštą, tai pagalvojau, kad reikia panaudoti pjūklą. Nežinau, neturiu jokio kitokio įrankio. Reikia suktis iš padėties, pjūklas kažkaip tai irgi tiks tam. Darbas vyksta visai sklandžiai. Toks yra tarpinis vaizdas. Šiek tiek iš tikrųjų yra sunkiau tą juostą ištiesti, negu galvoju, jinai užsisukinėja ir prieš dedant reikia gerai nuimti velėną, tam, kad tu ją galėtum labai tiesiai išdėti. Čia matau, kad padariau klaidų, tai biškį reikės perdaryti. Vaizdas kažkaip tai jau gerėja bendras. Ir šiandienos dienai atėjo pabaiga, daug darbų padaryta, daug visko nuveikėm. Sako, jau einam, važiuojam namo. Tai va, tai džiaugiuosi iš tikrųjų viskuom tuom, kad sodas gražėja. Tai va, veda mane Ema jau namo.